eilinį savo video siužetą, filmą pagal scenarijų įrašysiu. Reikia rašyti tą 100 video. Vat kelis video nufilmau ir viską, kas galvoj buvo, papasakau. Nedaug pas tave galvoj telpa, nedaug. Tai va, vėl rašinėjau ten tą eilinį, šiandien jau spalio 10 dieną, 2025 metai. Žmonija nemažai susikūrė technologijų, principai. Technologijos dabar leistų visiems išvis panaikinti pasaulį, badą, karus. Daugybė galima būtų išspręstų vargų, bėdų. Bet matai, kaip gaunas, kad pats žmogus tobulėja, kai jis atsiduria sunkioje situacijoje, problemose, žinai. Sunkios situacijos jam padeda atverti tas arba gerasias, arba blogasias pusės, arba tu nueini į blogą pusę ir blogis tampa tavo tas vedlys, arba į gėrio pusę. Kaip svarstyklės tokios. Jeigu vienas pareiškėja ir kitas pareiškėja automatiškai. Su partijam prie kažkokios per vidurį, pilka, tada nėra, žinai, dabar kažkaip ryškiai viskas, žinai. Labiau supranti, kas vyksta, žinai, ten. Iš pradžių būni visą laiką neutralus, žinai, ten. Tau kaip matai, kad nėra skirtumo ten. Ai, kažkur ten papuasai kariauja, žinai. Afrikiečiai kokie nors arba dar. Ir tu kažkaip ten, per toli viskas, žinai, nereaguoji, bet kuo arčiau, to pradėti reaguoti. Ir įtakos negali padaryti. Keisti gali tik tai žmonės, kurie gali daryti įtaką. Ten tą balsą atiduoti, čia yra neįtaka, čia, žinai, ir tai. Čia yra tik tai iliuzija įtakos. Ir gaunas, kad pasaulyje nėra taip daug žmonių, žinai, kurie sprendžia tą žmonijos likimą, žinai. Ažiotažas sukuria informacinę tą bombą, sprogsta. Technologijos. Technologijų ateitis. Greitis, aišku, žiaurinis, žinai, bet dabar matai, kažkaip tai yra tas technologija yra, o integracijos nėra, žinai. Ten koks nors ten anglies pluoštas yra, žinai, medžiaga iš anglies pluošto, bet mes įmam metalą metais, nes nėra įdiegtas technologijos, yra sudėtinga, žinai, pasirodo. Dirbtinis intelektas yra, bet iki šiol nėra institucijose, ten, medicinoje, teismuose, žinai, kad jau būtų kažkoks tai statusas to dirbtinio intelekto, žinai. Va, ir neaišku, kada bus, kaip bus ir viskas, žinai. Nors tai paverstų, žinai, žmoniją kažkaip tai, į kitą. Kažkaip kitaip viskas vyktų. Va. Bet mes darom tą, ką mes galim. Dažniausiai mes galim paprastus dalykus daryti. Mušti būgną, žinai, ten. Mušti būgną, žinai, kažkokį garsą ten.
kadangi jie kalba lietuviškai, jeigu ten, žinai, noris garsą skambinti varpais, žinai, uždegti ugnį, pagaminti maistą, kartoti kažkokią tai mintį, žinai, kartoti. Minties prasme kažkokią kartoti. Daugiau kartų įsileist giliau, kad jinai įsiskverbtų į tave, jau kaip prasisunktų, kad tu pajustum tą visą suvokimą, tą tokį kaip srautą. Ramybė. Meditacija. Bet irgi, žinai, paradoksas, kad pajust tą meditaciją, tą srautą turi atsidurti kažkokiuose beprotnami, žinai, iš pradžių turi pamatyti kažkokį nesuprantamą ten tą įvykių greitį, žinai, ten tos visokius burbuliukus išmėginti, visokius ten emocijas, meilės, pergyvenimus, netektis, ligas. Turi praeiti etapą, kad tu jau tikrai suprastum, kas yra ta gyvenimo sriuba, kurią tu čia srėbė valgai, žinai. Kiti įsivažiuoja į tą ritmą, žinai, ten turi kokį nors darbą geresnį ir tau jau, sakyk, beveik užtenka tų pinigų, tik tai noro, gal dar didesnių nori nuvažiuoti ten, buvau Turkijoje, noriu nuvažiuoti į Kiprą, buvau Kiprė, noriu dar nuvažiuoti kur nors ten į Ameriką, į Argentiną, Braziliją, kur nors į Gavajus, į ten... vienu žodžiu, kažkur toliau, vėl ten Australija, ten, žinai. Ir tu vis kažkur dar sekantį žingsnį, žinai, ten to gyvenimo neužteks, kad viską apkeliauti, žinai, tų valstybių daug visokiausių. Bet kelionė toks yra vienas iš man asmeniškai tai yra labai spūdingų dalykų. Žiūrint kaip keliauji, jeigu keliauji kažkur tai gydytis, ar kažkur tai ten dar kažką ten, tai nelabai tu ten kažką tai ir pajusi, žinai, jeigu tu ten sportininkas, tu važiuoji kokias nors varžybas, tai aš galvoju, kad tu vis tiek labiau matai tą salę, žinai, ten kažkur, kur sportuoji, ar tą trasą, ir tau tas yra svarbu pas tas varžybų procesas, žinai, o ne pasijust, kad tu atsidūrei kitoj vietoj, žinai, kitokia geografinė ta visa aplinka, žinai, kad kultūrinė, istorinė, žinai, kad tu ją pajaustum, kad ten, žinai, kad kaip kvepuoja viskas pas juos, žinai, kuom skiriasi tas kvepavimas, žinai. Koks pas juos suprasamprata to gėrio, žinai, to blogio. Žmonės visą laiką nori tą sampratą ištrinti. Pridaro, žinai, kokie nors teroristai aipių. Ir paskui mes čia, mes čia už laisvę kovojam. Už laisvę jūs kovojat, žinai. Už laisvę. Už tiesą kovojus ilgai, Baltijos jūra, oi, blemba, ten klesti mūsų miestai, derlingi laukai. Va, čia tikiuosi manęs už tos kelių žodžių, žinai, nesakys, kad aš čia tarybinė propaganda varau, žinai. Va, gal ir sakys, žinai, bet aš čia nieks manęs nežiūri, žinai, gal kito darys, bet aš esu žmogus, kuris žiūri į savo gyvenimą. Vat kaip aš jį matau, žinai. Įtakos aš padaryti valstybei, kur aš gyvenu, negaliu. Kol kas tikrai negaliu, žinai. Net kalbėti apie tai yra beprasmiška, nebent kad mane kažkas tai pradėtų perkeltinė prasme gatvėje atpažinti. O, čia tas, čia ta, o, labas, davai nusifotkinam. Va, tai čia, žinai, ten
Prie bairio. Tu prie bairio esi vyras. Bairiukų primėtysi. Bet viskas taip yra, kaip yra. Ką tu žinai, vat būgną. Gerą būgną reikia įsigyti dabar. Ir varpą. Ir įsigyti taip, kad ir jūs galėtumėte nusipirkti, žinai. O aš kažkokį ritmą rasiu, kad mes vienu laiku, žinai, gal net ir vienodais panašiais ten rūbais, žinai, vieną ir tą pačią melodiją. Ir, žinai, ten, taip, kaip sakant, grėsmingai su tais būgnais. Nes labiausiai tai pats nusiteiki, žinai, ten. Kiek tos įtakos darai kitiems žmonėms, neaišku, žinai, bet pats kaip, jeigu ten varpus skambini arba ten būgnai, žinai, ten kažkokį mintį savo bandai įsidėkti savai, įsileis, žinai, tai tas arčiau realybės atsidurti. To pasaulio, žinai. Išmokti juom gerėtis. Su tokiais greičiais dabar, žinai, žiūri ten pasižiūri, blemba, jau vakars atėjo, eik tu nafik. Ir taip žmonija yra dabar įkliuvus, žinai, tas pinklės. O taip dabar medžiai ruduoja, lapai, žinai, ruduos atėjo, žinai, tos spalvos keičias. Tai lietutis nulyja, o dadai nebesikandžia, žinai. Išeini toks jau beveik vėsus oras, taip gali, žinai, pasivaikščioti, tiesiog pajusti tą tokį kaip gamtos, tokį, žinai, kvėpavimą, žinai. Vasarą biškį ten gal karšta, gal ką nusimaudyt noris labiau, žinai. O dabar toks supranti, kad į pliažą niekur nevažiuosi prie jūros, dabar ateini, kur medžiai, kur lapai krenta, kur niekur gali neskubėti. Ir pajusti tą alsavimą, tos gamtos aplinkinės, žinai. Jeigu jau čia tave atmeti žmogaus kūną ir tu supranti, apie ką aš kalbu. Kažin, ar tu tą viską pamatysi, o gal ir pamatysi, žinai, bet jeigu tu matai ir esi toliau tos bangos, apie kurią aš kalbu, arba bent judi link jos, tai žinai, jau skaitau, kad tau jau labai pasisekė, bičiulė. Nes išmokt pabūt čia ir dabar, čia yra žiauriai įdomiai, žinai. Pabūdni ir aišku, ten kažką tai planuoji, kas įvyks rytoj, žinai. Nors irgi pakankamai sudėtinga, žinai. Kartais taip pasijauti, kaifuoji, žinai, tai bus ne čia ir dabar, kai esi, žinai, ir supranti, kad tau, kad sukurt ateitį, vis tiek tu turi tas plytas statyti. Ir kartais tas plytas neši tą būsimą namą, žinai, tau ir nepatinka, ten ir nenori, žinai, bet tu žinai, kad namas vyks irgi taip pat su įvykiai, žinai. Tai reikia kažkaip subalansuoti, būti čia ir dabar, ir tuo momentu kurti ateitį. Ir tos varliukus dar iškapstyti. Visokiausias skolas, įsipareigojimus, kurių niekad nebeįvykdysi arba, žinai, kažkaip įvykdysi. Čia pas aš kalba aplamai apie žmonės, žinai. Pas ką kokie įsipareigojimai? Vienam įsipareigojimai finansiniai, kitam sveikatą reikia remontuoti, trečiam reikia santykius normaliai suderinti, žinai, nes kažkas tai ten buksuoja, žinai. Ir iš vienos iš tų vienų pusių kažkokias tai problemas yra, žinai. Ir tas problemas tau kaip sunkiai, žinai, tu toks užsigrūzinės pastoviai, žinai, kaunės. Ir aš noriu, kad kai žiūrit mano video, kad jūs išsigrūzintumėte. Kas per slengas čia pas mane, žinai, ką aš čia šneku, taušku, vėjus, žinai. Bet aš kažkaip tai
ar visai toks esu, žinai, ar ne, nu ne, bet kažkaip tai noriu paįdominti tą, žinai, tą kalbą, žinai. Taip aš išmokau, taip mane išmokė gyvenimas kalbėti lietuviškai ir kažkas tai ten keitaliojas, tai vienaip, taip kitaip. Aišku, kai žmonės kalba gražia literatūrinė kalba, kai viską labai taisyklingai sudėsto, bet ten eilėraščius deklamuoja, ar dar kažką, žinai. Ne, jeigu savo aš suprantu, bet kai svetimus ten pradedi deklamuoti, kažkokius ten, jo, tai gerai labai yra, bet nėra kažkokia, tai kaip sakyti, žinai, kaip tą papūgą išmokė gražiai deklamuoti tą eilėraštį, žinai, ir jinai kartoja tą eilėraštį, žinai, gal išreiškingai, žinai, bet tai tik papūga, tai paukštis, kuris kartoja, žinai, tas garsą tą kartoja, garsą arba ten tą tekstą, žinai, kartoja. Jeigu tu paklausi ir ta papūga gali atskleisti prasmę savo žodžiais, žinai, kas būna labai retai, tai tada, žinai, jau įdomus žmogus, jau tada jo pasiklausyti įdomu, žinai. Ir artistas, žiūrėk, koks nors artistas, jis visą laiką įdomesnis, jeigu jis turi dar kažkokią savo prasmę, suprantis, kažkokį turi savo tokį kaip mažą briliantą, žinai, vat kai atsiveria kažkoks tai jo, kažkoks ten vidinis radžius. Blemba, jeigu iki radžius, tai jis sakys, o čia. Ir tada, aišku, įdomu, žinai, ten. Tiek šiandien pasakoju savo kažkokius dalykus, vaikams gal pasižiūrės, žinai. O gal dar kažkas užsiprenumeruos, patiktuką uždės, nusipirks pinigiuką. Ir mes visi draugai ir draugės judėsim su pagreičiu į šviesų rytojų. Į šviesų rytojų. Šviesus rytojus yra labai gerai. Jis išvis, kas liečia, jeigu tu judi į šviesą, jau yra labai gerai. Į šviesą visada reikia judėti. Viskas. Sukelsiu, ten prirašiau video, gal šiandien dar į Facebooką sumesiu, gal kažkas atsiras vienas kitas žulikas, kuris man pradės kažką bandyti siūlyti. Nesiūlykit man nieko, nėra kol kas pas manęs pinigų.